Aišku, kai saldžiai dar šitas ir bitės prisistato, sėdam pas kiaupinės. Palauk. Jie gelbina operaciją atlikti. Kur tu išplaukė atgal? Į matą. Kažkas negerai, eksiti pensiją tikriausiai. Nebemoku gaudyti. Sveiki žvėjai, na ką, seniai nesimatėm. Realiai, man atrodo, net nebuvau išvažiavęs gal į žvybų net kokias netgi 3 savaitės. Bet šį kartą gavau pakvietimą atvažiuoti į naują telkinį. O jis naujas ne tik kad man, bet ir jums, nes realiai jis tik atsidarė prieš 3-4 dienas. O koks telkinys, tai Kurūžiškių antrasis tvenkinys. Kaip Facebook'e dabar jau žinomas bus kaip Carp Spot. Tai gavau kvietimą atvažiuoti pasibandyti čia pagauti karpį. Matysim. Aišku, jau Facebook'e ten ne vieną jau nuotrauką mačiau, kad iš šamų yra gan solidaus dydžiaus. Ir karpį pagauni virš 10 kg. Nu, matysim. Bandysiu ir aš kažką sugauti, ir jums kažką parodyti. Ir ką? Apie šitą telkinį viską pamatysi tu neužilgo, kas kimba, kaip kas. O visą informaciją pamatysite video aprašyme, kam skambinti dėl sektorių rezervacijos. Numesiu koordinatės, kur randasi. Ir ką, einame, nešiojamės daiktus ir greičiau metamės meškerės. Matysim, ką mums duos šį Carp Spot telkinys. Kol susinešiu daiktus ir baisumėlis. Žodžiu, daiktų milijonas, kaip visada. Žodžiu dabar, ką esu paruošęs Carp Spot karpiam. Nors tik telkinys naujas, nežinau net nuo ko pradėti. Ar čia žuviniais, ar čia saldukais. Tai pradžiai nusprendžiau startuoti braškinį, saldžiais boiliais, braškiniais. Tai viską duosiu braškinį, 16 mm braškį. Kokią dalį, kokį 20% susmulkinsiu smulkiai. Granulės braškinės. 4 miksų sėklas, porą pakių. Aišku, mes viską darysiu, grūdinę kultūrą į boilius viską darysiu atskirai. Plius dar sumalsiu 1 paką tigrinių riešutų. Ir užpilsim braškinių likvidų. Jeigu jums kiltų klausimas, kad čia braškinis likvidas, o geltonos spalvos, tai žinokit, jeigu klausyt manęs, tai nežinau, dėl ko taip ir. Braškio, o geltons. Žodžiu, neaišku. Tai va, o einant prie masaliukų, pradžiai bandysiu vėl startuoti su popikais. Čia ir braškė, ananasas ir vyšnė, bananas. Į pava koinės irgi dėsiu briketus, braškės kanapių skonio. Nu va tai, bandysiu startuoti, nežinau, kaip viskas toliau klostys, matysim. Į vakaro pusę susirišiu keletą pavadėlių. Pabandysiu gal nakčiai, jeigu nieko nesulauksiu, kai kibimo ant popikų, bandysiu snowmeną gal dėti kažką. Susirišti tokio maišyti su pašariniu boiliu. Nu, matysim, tai žodžiu. Einam, dedamės dangčiuką ir prakimbam toliau į darbus. Aišku, kai saldžiai dar šitas ir bitės prisistato, anos irgi saldžiai mėgsta. Tai tikėkime, karpiam čia patink saldžiai. Nežinau, galvoju, gal biškelį likvido dar įpilsiu į pačią grūdinę kultūrą. Šiek tiek, nedaug, dėl kvapo. Gal nebūsiu minus blogai kažką padaręs dėl to. Nu, manau, turėtume sueiti. O,
tai užsipil, kaip seniai kvep. Nu, pradžiai daug baisiai nesidariau. Šiek tiek pasidariau. Matysim. Sudirbs, nesudirbs. Niek pašaras, nieko ypatingo, vis paprasta. Braškytė, rūdinė kultūra, kvietkis, kukurūzas, žirnis ir kanapė. Tai va, ir viskas. Tai va, tokie dalykiukai. Vieta iš tikrųjų graži, ko nepaminėjau kelintam sektoriuose, tai esu 5 sektoriui, 5 sektorius yra su namuku, ten 4 sektorius, ten 3, tai žodžiu 5 ir 6 yra su namukais, šašlykinė ir gražus ir patogus siuvimas. Jeigu taip žiūrint, aišku, čia vanduo dar turi kilti. Šiaip realiai pagal siuvimą žiūrint, tai turėtų nuo ten iki čia vanduo dar pakilti. Na va, tai toks grožis. Aplinka po biškį tvarkosi, gražėja. Namukas gražus. Na va. Tikėkimės, greitai pažiūrėsim, kokie jie karpiai gražus. Na va, tai pašarai baigiau su pašariukais eiti. Eit. Mestis bandyti meškerės bandyti. Ieškotis taškų. Aišku, mes panašiau įsivaizduoju, kiek iš palydovų bandžiau žiūrėti, kai prieš važiuodams šitą telkinį, ten atrodė, kad buvo sėklius toj vietoj ten. Tai aišku, mes vėl neperstinkit, įmesiu sektorių ribų atstumus, kiek galit žvejoti atstumų, nes kiekvienam sektoriui atstumai ir skirtingi. Ir čia, pažiūrėkim, sektorių ir va šitas matot, yra koliukai sudėlioti va šitas 1-2 ir antroje pusėje va 1-2 koliukai. Tai va, tai žiūrėkit, baisiai neperstinkit, nežvėjuokit kaimynų sektoriuose, nes kiek aš pamenu, 5 sektoriui berods 102 ar 104 metrus galėjo tempti. Nu, žodžiu, įmėsiu žemėlapį, pamatysit ir kad jau atvažiavę nekiltų klausimų, kiek kokiu atstumu galima žvejoti ir kokios sektorių ribos. Tai tiek. Ką, einu ieškotis taškų. Na va, nepabaigiau taškų ieškotis, buvo atvažiavęs telkinio savininkas, pasikalbėjom, papliurpėm apie valandėlę laiko. Tai pašnekėjom kaip kas. Tai žodžiu, iš dešinės kairės kaimynų neturėsiu, tai galiu žvejoti biškį plačiau. Tai bandysim gaudyti plačiau tada, kad niekam problemų nesukelsim. Tai va, tai bandom. Galiu ir biškį patempti ir toliau. Bet ten, kiek aš ten buvau nuplaukęs, tai realiai 104 metrus, tai ten sėkli gan vietą, manau, kad ten man ir pakaks ir užteks. Tuo atstumą ir 104 metrų. Nu, nebent matysiu gal kitiem taškam. O taip tai, aišku, pataikiau, sakė, ant saldumynų, pažiūrėkim, ant saldžios bazės kimba mažesnį karpį, kiek kalbėjom, o ant žuvinės kim didesnį karpį. Nu, tai matysim. Pabandysiu dabar pradžiai ant saldaus ir tada gal vieną meškerę turiu vis tiek kitų žuvinių, bet vat kokią problemą neturiu dar nuo kibiro. Nu tai nieka, žodžiu, žvėjuosim su saldžiais ir viskas. Norės, tas didesnis paims. Tai kiek pašnekėjom, tai kiek čia ir buvo pagavę jau 13-14 kilų, tai iš tikrųjų žuvis jau gan didelios, niek negal sakyti. Tai ką, bandom ieškomės, tuoj apie nuplaukų ir apie taškus papasakosiu. Reik lipti aukščiau, niek nebus, netrauk. Vėl pultelis su laiveliu. Tai čia gal žmonės komentuoti nekomentavę, bet žodžiu, kad dar blokavims ryšio yra dar kažkas, bet jokio blokavimo ryšio čia nėra. Žodžiu, kažkas atsijunginiai laivelis nuo pultelio ir viskas. Kažkas yra, o kas yra jam, neaišku. Kokias čia baut mano eilinį
baut mano nesąmonės. Va, tai šiaip netai pasižymėjau, bandysiu taip. Tai pirmas taškas bus ten, už 106 metrų, antras taškas ten, už 125 metrų, o trečias taškas bus ten, irgi už 125 metrų. Nu, kas sakė, kad ketvirto sektoriaus nebus, ir šešto, tai žodžiu, galiu biškį toliau tempti ir bandyti. Ten gan radau švarų dugną, tai bandysim ten gaudyti karpį ir matysim. Ką, einam mestis ir laukiam pirmo kibimo. Na, o chebrytė, tai ko laukiam kibimo, galiu aprodyti namuką 5 sektoriaus. Aišku, dar nėra kol kas baigts statyti iki galo. Man dar trūksta vieno kito niuansėlio. O taip tai padaryta gražiai viskas. Aišku, dar kol kas elektros nėra, dar nepajungė. Tai jeigu jau kas važiuos, tai atsivežkit powerbankus. O taip tai viskas liuks, gražu. Šitas vaizdas į telkinį. Nuostabus namukas. Didelis, čia su visa šeima galite atvažiuoti drąsiai ir sutilpsit ir liks dar daug vietos. Tai va. Tokie dalykiukai apie šitą namuką. Gražus. O ką, bandysim dabar laukti kibimo. Žiūrėsim, kaip čia man pasiseks atidaryti karp spotą. O pirm supipsėjams. Gal to įkibimo sulauksim. Matysim. Laikom pirštus sukryžiuotus. Gal greitai. Bėgsim traukti. Ką, laukam. Palinkėkit nežvyno man, draugai. Nu ką, chebrytė, turėjom keletą papipsėjimų. Tokį vieną ir išvažiavimą turėjau. Bet nepasikirto. Tai žodžiu, bandom eiti persimest meškerės. Žiūriu, išlindo ten kaip jais buvo, nesimatė lelijų, tai žiūriu, kad nebūčiau kažkur įmetęs į kokius maurynus. Mačiau, kad žulių achalots rodė, bet reikės pasitikrinti taškus visus. Tai bandom persimesti, tikėkime, kai jau greitai sulauksim kibimų, nes jau ženklų jau buvo. Ant dešiniosios meškerės jau buvo toks jau kaip ir išvažiavims. Ant kairiosios buvo irgi pypt. Kaimynai, kad gaudo, kitos sektorios irgi papipsenimų turėjo. Tikėkime, jau greitai užsikurs, pasikurs ir gaudysim. Bandyti persižiūrėti taškus. Matysim, ką čia mums gero. Manau, nuojauta į gerą turėtų kibti. Neužilgo, aš manau, kad pradės. Aišku, vėl tas irto biški oro permainos duot biški savo. Keiteliuojas bištas oras, nes šis savaitę realiai lyjo, dabar taip apsiramino. Rytoj, aišku, be lietaus vėl rodo. Na, matysim, bet gal pavyks kažką suviliuoti. Galėsit persimesti, reiksit pašarų dasidaryti. Ir ateina į tašką pabiškį, tai dabar bandysiu ant 2 meškerių pakeisti, va, dėsiu sinomenus, tai pašarinį boilį ir popiką, sistemėlį ant žiedelio, tai matysim, bandom, vieną paliksiu darygą, o kitus 2, vat, taip, tai va, tai bandom persimesti, žiūrėsim, kas bus.
Nu ką, chebrytė, все, persimečiau. Bandysim laukti vakarinę. Tiksliau jau, nu į vakarinę ir naktinę. Matysim. Baisiai daug žulių. Visur. Tai žiūrėsim, ką mums ta naktelė duos. Svarbiausia papipsenimų buvo biškį, pakeičiau taškus. Ten minimaliai. Šiek tiek biškį kairę pusę vieną ten pavilkau, kitą biškį į priekį. Nu žodžiu, tokios okėlės. Laukiam. Chebrytė, turim kliovą. Nu, davai, bėgam. Svarbiausia, ko kamerą, kai įsijungiau, kad nebūtų įsižuolės. Atrodo, pabiškį parein. Nusidirbo popeks, darigs. Kaip pažiūrėta, įjungiau. Valiam svarbiausia dabar įsitrauk, nes ko jungiau ten visur žolynai. Ateik. Ateik, pupiški. O, gal pavyks atsidaryti jau. Spurdėt pradėjo. Nu, tikėkimės, naktį pasikurs. Lupsim. Parein po biškį. Bet kai jau tas kaip per žolynus eina, tai baisiai. Šitas vieną kiaupinę prasitraukiau, jis atsikratyti nam. Nukrisk žemę. Ten su visom kiaupinėm irgi parein. Jo, sėdam pas kiaupinės. Negerai. Žodžiu, chebrytė. Nu, atitrūk. Jei žolės ir atitrūk. Oi, nu žodžiu, matysim. Bet ne kažkur pripat, netoli kranto ten. Ten bus sunkiai žuvį įsitraukti. Nu, kranto gal kokie 45 metrai. Kur ten įein? Žodžiu, laukam toliau. Nu ką, chebrytė. Antras bandymas pavyko.
nedidelis, bet atsidaryti pavyko. Nu ir reikaliukų bištom žolėm. Šiaip ne taip. Dabar šitas va parsitraukiau šitas va. Ir kas svarbiausia, netaškė tiek žolių. Čia partraukiant va tiek parsitraukė. Susigundant braškės pašarinę ir ananasų popiką. Tuoj tave atkabinsim. Va, viskas. Pabaig. Jau gauka į tas pasilaidos, ten tarp tų žolių. Taip sunkiai. Šiaip ne taip. Pagydom. Na va, toks nedičkis, mažiukas. Nu, bet pirmas. Spot karpis. Eisim, paleisim, persimesim, bet dabar užkibo iš trečio taško. Tai žodžiu, taškai dirba, tik reikėjo sulaukti nakties. Na va, einam, paleidam. Lauksim sekančio didesnio. Eik pakviesk mamą, žinau, kad jis didesnių ir čia. Bėk, gerai? Einam, paleidam. Paleisim su to pačiu graipštu. Dailiai atsargiai. Oba. Nu. Kad toks nedičkis. Užsikabino kažkur už peleko. Ai. Palauk. Reikia gelbimo operaciją atlikti. Bam. Dailiai. O. Bėk. Plauk. Nu, atidarėm įvyko. Liuks. Laukiam sekančio didesnio monstro. Na, turim dar vieną. Aišku, iki ištraukimo bijau filmuoti, nes kad neįeitų į žolės, numatysim. Gal kokį nufilmuosim, pasistengsiu. Bet šits didesnis. Šits didesnis. Daugiau džiazo davė. Ženkliai. Bet šį kartą su mažiau žolių parėjo. Užkibo ant popiko ananas. Klūvina biškį. Na, to ir parodysiu. Užkibo apie 3 nakties.
Nu šitą galėtų ir pasverti. Pažiūrėti, kiek ant išsver. Apytiksliai. Bet gražus karpiokas. Labai gražus. Veidrodis. Geras žadintuvas. Ką einam, greit bandysim pasverti. Atsinešti svarstyklės. Ir pažiūrėsim, kiek jis gali sverti. Nu va, sumaišu 11,680. Nu, dėkim 9,5 kg. Kažkas to. Kažkas apie 9,5-10 kg kažkur taip. Nes nesumaišu nuo nulinės, o maišą šlapę susvėręs sveria apie 2 kg. Tai žodžiu 9,5-10 taip. Nu, tai va, kalibras naktį didėja. Po biškį žuvis įsijuda. Nu, va, galės šitą paleisti. Aba. O. Nu, plauk. Dički. Krans apsemti, ne? Oba. Nu, aš tą biškį pastumu. Sargi, va. O. O, nu. Nu, atsistoj. Все. Ką, eina persimetam. Bandysim lauk dar didesnį. Gal ir sulauksim, matysim. Kas minusą biškį duot, sakau, kad ir žolių. Kai karpį sunkiau iškrapštyti, į karpį ir vis tiek sunkiau rasti masalą. O kažką bandyti artintis, nu nežinau, matysiu. Kažką reiks bandyti pagalvoti ryte, ką pratingesnę padaryti, kad nebūtų, nes ant gals labai žiauriai daug žolių. Tai vat, į tam karpį ir sunku rasti tik tą masaliuką, viską. Į to pačią, aišku, įsitraukti sunkiai, nu, bet svarbiausia pavyksta vieną kitą iškrapštyti ir parodyti jums vieną kitą laimikį. Tai va, tik ką, einam miegoti, persimetam, tiksliau persimetam ir tada einam miegoti. Nu ką, per naktį 5 kibims, jūt karpiai. O parein jau nebetuli. Все, nu tas turėtų jau pareiti. Galų gali. Chebrytė pareina. Kažkur čia kamera. O, aprasoja. O, pareina. Tas irgi iš tokių didesnio atrodo. Nu, ne iki mano meškerės valus. Reikia kažkaip mano bandyti tada į tą pusę.
Jėga pavyko pratraukti. Šį kartą šitą. O, gražus. Šits irgi. Все, turim. Nu žodžiu, kai užkim pačiu pradžioj, reikia biškarčio patraukti paviršium ir pratrauksi pro to žolynus. Nu, aš tikiuosi, kad kitą kartą irgi taip pat pavyks. Trečias karpiokas. Gaila, droną palikau namuose. Be parskubėjimus. Būtų galėję nuskristi pasižiūrėti, kaip viskas atrodo ten. Nu, turim gražų žvynių. Kimštais ant tokių 16 mm papikiukų. DRX sistema. Pakeli nuo žemės, nuo dugno porą centimetrų ir vat taip kimba. Tokie gražuoliai. Gerai. To aš parodysiu. Atkabinam kablį. Pliam, bėgdams vos neįsitiesiu. Beskubėdams. Gražuolis. Grinai toks pailgas kaip sazanas. Nu, pagydėm. Na, nesversim. Tas kokį 7 kilai bus. O. Nu, baig. Kuts pailgs. Grinas laukinis karpis. Tai va. Einam, persimėsim. Paleisim šitą grožį. Ir gaudysim toliau. Dabar tas pušišiutė ir dar. Tai gal dar koks vienas kitas dar atplauks. Tik žodžiu reikia aršiai traukti. Pačiu pradžioje aršiai reikia traukti, nes keltina kuo daugiau į paviršių. Prie kelis karpius traukiau, tai nueini žolynus ir žodžiu atsikabim visi. Tai va, gerai, einam paleisim. Čia dar tur ant šono nedėlę žaizdelį patepsim. Nu, aba. Kur tu išplaukėt gal į matą? Nu, visą gerą. Nu, visi. Oi, koks rūkelis, koks rytas, 6 ryto. Nieko nesimato. Nu, karpiai kimba. Per naktį 5 kibimai. Tai iš tikrųjų gan neblogi rezultatai. Tai matysim, ką šidėsis toliau. Persimės realiai daug kaip turėjau pasnikibimo, turėjau prieš gerą pusę valandos. Tai tas irgi netraukiau taip aršiai, tai dabar nusprendžiau biškaršių patraukti pačiu pradžiai, kad žodžiu neįeitų ten, nes žiauriai daug kliučių. Ir matysim. Pirmos žybos naktis praėjo sklandžiai, kibimų turėjau, tai ir liuks. Tai laukam sekančių kibimų.
Tai ką, labas rytas, sveikinusi iš Karpspot rezidencijos. Tai žodžiu, norėčiau apibendrinti šią naktį. Tai žodžiu, turėjau iš viso 5 kibimus, 3 ištraukiau. Aišku, ne visus pavyko nufilmuoti kaip traukiu, nes situacijas tiesiog neleidė. Žolių daug, brangiai kiekvieną sekundę išbėgti greitai ir traukti žuvį, kad nespėtų įeiti kur nors rimčiau į žolynus. O pastebėjimai būtų tokie, pavyzdžiui, dėkim, jeigu kas jau planuosit važiuoti į 5 sektorių, aišku, apie kitus sektorius nieko nežinau, kokia situacija su žolėm, bet nenusiploninkit valų. Vis tiek reikia žuvį palaikyti ir ant įtampos, kad biškelį pavaldyti, kad nenueitų kur nors. Ir dabar, kiek jau bandžiau traukti, stengdavos meškerį kelti kuo aukščiau, kad žuvį laikyti kuo aukščiau vandens paviršiaus. Nes jeigu leidi žuvį daryti, ką nori, tai patemsit 10-15 metrų ir, žodžiu, įeini į kažkokius kemsynus, ten į tas eglės ir su žuvim labanai gali atsisveikinti. Tai žodžiu, tokie būtų pastebėjimai, nenusiploninkint bent jau minimum 0,3, jo plonesnio tikrai ne, nes tiesiog patys turėsit nekokią žvybą, pritraukinėsit valų ir neištrauksit normaliai karpiaus ir, žodžiu, bus nuotaikos nekokios. Tai toks patarimas iš mano pusės. O dabar ką galvoju daryti šiandien, tai galvoju bandyti gal dėti helikopterį, nes dabar žiūrėjau iki šiol su inlainu, tai aišku, mes dabar daisumės tą inlainai, tai matysiu įsidienojus, bandysiu persirišti ten helikopterios, kad vis tiek karpiui būtų lengviau rasti masaliuką, nes dėkim vis tiek kaip su laiveliu susižymėtus taškus, atrodo kaip ir radau švaresnį dugną, paguldžiau masalą, bet kai jau naktį persimetinė, vis tiek tą laivelio paklaida, ten 1-2 metrai vis tiek ir kaip ir daug dugne žolių ir, žodžiu, tas laivelis kaip nukrypsta 1-2 metrą, masalas pasiguldo į žolynus. Tai o žolynų, kibims. Kimba, hebra, kimba. Kaip pataikiau. Lauk, reikėtų čia kažkur bandyti. Tai kiekviena, kaip sakiau, sekundė brangi. Ir kaip minėjau, kelat meškerį kuo aukščiau į viršų. Jeigu aišku, mes man dabar šį kartą pasiseks. Ir atsikabina. Eik tu savo. Žodžiu, šį kartą nepavyko parodyti iki galo. Bet, žodžiu, 6 kibims ir realizuoti nepavyko. Tai bandysim dėti helikopterio sistemą. Tai tiek. Turėjau dar vieną kibimą. Bet dabar ne karpis, dabar kitokios rūšies žuvis pasisveikino. Tuoj parodysiu, koks liniokas. Perdėjau ant helikopterio dabar sistemos, tai matysim gal geriau bus karpiam geriau masalą rasti. Tai ryšiu dabar ant kitos meškerės helikopterio, ant kitą paliksim lainą. Toks grožis, einam, paleisim atgal. Plauk ir einam persimest meškerės. Turim dar vieną grožį. Dar vieną. Užkibo dabar šį kartą jau iš vidurinio taško.
Aišku, mas nedidelis. Čia kokie porą keliukų. Nu, bet vis tiek. Vis tiek karpiokas yra karpiokas. Nesimaudyk. Aš žinau, kad aš nesiniai atskiliau. Atmaudyt, nemaudyt nesinoriu. Nu. Gražus karpiokas. Veidrodukas. Buvo nueit nuo jo nusnaus biškėlį porą valandėlių. Nes naktis tokia buvo gan ant veiksmo. Tai, vat, išvažiavo toks rubuiliukas, nedidelis. Nu, eisim paleisti. Ką čia daugiau galime pridurti? Vėliai pasakius. Pagydom. O ką? Aš jums norėtos didesnių, bet gerai yra tokie. Vis geriau, jeigu nieko. Na va, tai po 8 karpio kibimo daugiau tylų ramų, persimečiau meškerės. 2 meškerės palikau ant helikopteriaus, kitą ant inlaino žvėjoju, tai matysiu, kas čia geriau sudirbs. Aišku, helikopteris turėtų būti biškį geriau, nes gal karpių vis tiek kaip masalas krenta į tos žolynus, biškį aukščio masaliuką iškelsi karpių, tiek nereiks rausti. O taip tai, aišku, dieną baisiai daug taip nieko nesitikiu, vis tiek saulė šviečia, karpis vis tiek eis šiltintis į vandens paviršių. Nu, gal vieną kitą gal ir pavyks iškrapštyti, bet taip jau yra žvyba jau skaityta, karpspot žuvies čia netrūksta, yra daug. Tai 8 kibimai, 4 realizuoti, tai viskas yra liuks. Tik tas dako nepagalbėjau apie užpraeitos savaitės trofėjinės žuvies konkurso nugalėtoją. Dar nepasakiau. Tai sveikiname Vaidą, kuris pagavo 7,3 kg sorių. Tai kaip tokio didžio sorius tikrai vertas nugalėtojo titulo ir įskaityta kaip ir, galim sakyti, kaip ir trofėjinė žuvis, nes kiek bandžiau domėtis, sorius užaugo iki 12 kg. Jeigu teisingai mane Google informavo, tai tikrai graži ir nuostabaus dydžio žuvis. Na va, o Vaidui prizai nusiųsti jau. Vaidas apdovanotas, tai sveikinam dar kartelį. Ir jeigu norite ir jūs laimėti, siūskit savo laimikio nuotraukas į mano elektroninį paštą karpių trofėjų beieškant. Apačioje ekrano matysite elektroninį paštą, lauksiusite nuotraukų ir gal po savaitės vėl skelbsim po savaitės nugalėtoją ir gal ir jums pasiseks. Na va, tiek. O aš nežinau, dabar eisim, atrodo, po kibims buvo piptelėjams. Kažką drasko. Gal greit vėl bus išvažiavimas, nes nepersimečiau visas meškerės. Tai tikiuosi, gal neužilgo sulauksiu kokio nors kibimo. Aišku, dabar šilta ir karpis vis tiek ant daugiau paviršių šildysis. Na, tikiuosi, gal kažką ir dieną pavyks vieną kokį kitą iškrapštyti. Tai va, tokie dalykiukai. Tai ką, chebrytė, tiek. Einu, atrodo, papietauti. Ir jei turėsiu ką parodyti, būtinai jums parodysiu. Nu ką, chebrytė, žodžiu, situacija tokia. Turėjau dar 3 kibimus. Nežinau, dėl kažkokių priežasčių tik pakeli meškerę, biškį patrauki ir atsikabin, kas negerai ir. Tai dar kol kas neįsiaiškinau, ar čia ką pakeičiau į helikopterio sistemą, kažkas netaip sudirba, netaip pasikert, ar silpnai pasikert. Tai žodžiu, matysiu, jeigu dar vieną karpį prakalų, tai reikės bandyti dėti atgal inlainą sistemą įsio, nes kito varianto nėra. Nes dabar 3 kibimai buvo, tik meškerė, važiavims vis tvarkingai važiuoja, atrodo, tik pakeli meškerę.
Sio, viskas. Pajauti biškai žuvies tą smūgį ir atsikabin. Tai žodžiu, hebrytė, popieriai liūdni. Iš viso nežinojau, gal 12 gyvimų turėjau tik tas 4 karpiai realizuoti. Kažkoks kosmosas. Tai žuolės, tai nebepapasikert. Žodžiu, bandom, stengsimės kažką daryti, nes jau kiek turėjau karpių būti prilūpęs. Kažkas negerai, eksiti pensiją tikriausiai. Nebemoku gaudyti. Nu, matysim, laukam. Žiūrėsim, kokia situacija bus toliau. Gal greitų metų parodysi, gal kokią karpioką. O taip, tai oras geras, šilta. Žuvis kimbo, tas yra svarbiausia. Tik reikia išsiaiškinti, kas čia dabar yra su tais kibimais. Kodėl taip nepasikert. Kablius tikrino, atrodo aštrus. Nu, matysim, žodžiu. Laukam. Jei turės kokių žinių, būtinai bandysiu jums viską parodyti. Nu ką, hebrytė, turim dar vieną 10. Aišku, mes ištraukimo nespėjau nufilmuoti, nes pas kaimyną buvau. Tai jau greit traukti, kad neįtų į žulynus, bet jau buvo į žulynus ėsti, šiaip ne taip. Pavyko išforsuoti aną iš ten. Tai va, hebrytė, va, tai parodysiu. Koks grožis. O. Matai, va. Gražus karpiokai, gražus kimba. Yra ir realiai, da, aišku, mes su maišu svėrė 11,600. Nu, maišas turėtų kažkur apie 1,6 svėrti, dėkim 10 kg. Tai va. Gražus karpis, einam paleidam ir gaudysim toliau. Lauksim dar didesnį, žinau, kad ir čia jų. Tai va. Ką, einam paleisti. Na va, turim dar vieną karpioką. Buvo ką tik, kaip ištraukiau tą, kibau ant kitos meškerės, bet nebeišėjo ištraukti. Bet šis karpiukas davė veiksmą. Įėjo į žolynus, ėjau per pusę telkinės, kai iškrapštyti. Ne dičkis, bet problemų pridarė įvalės, da į graibštą sulaužiau. Va koks. Eisim paleisti, eit atsigauti, kvapą atgauti. Gražuolis koks. Oi, kiek tu man problemų pridarėjai. Nesinorėjo, kad paliktų kabliuks burnai. Einam, paleisim, visi. Eisim pailsėti, eisim persimesti. Nu, hebrytė, šį kartą tas žuvėliukus te parodau, neparodė. Nespėjau parodyti, kaip traukiu. Nes bijau, kai įeis į žulynus, daug žuvies praradimo buvo. Tai turi greitai reaguoti. Žodžiu. Tai va, greitai parodau, ką ištraukiau. Tik. Šis realiai, taip sakant, lengviausiai įsitraukė. Paviršių parėjo, į žolynus nėjo. Tvarkingai, kaip priklauso. O kai man miegas eina, tai baisiai jau nusikaliau su tom žuvim. Kim kaip iš patrankos, jis aiškins, kad ne visas pavyks realizuoti. O taip, tai nežinau dabar, čia man 8-9 karpis krante. Kibimų turėjau gal kokį 16. Tai žodžiu, kimto žuvis šį vieną po kito. Nėra problemų. Duokti saldų pašariuką. Vieną meškerę esu užmėtęs eksperimentų ant smirdukų. Tai ant smirdukų nieko net nejudin. Viskas važiuoja ant saldaus. Tai braškė, bananas ar vaisių miksas va šitais va. Mėgst, važiuoj, kimb ir
viskas liuks. Tai vat, tai toks karpiukas, pagydom, eis paleist. Vakarė dar turėjau keletą kibimų, bet filmuoti nebefilmavau. Žodžiu, karps potė, žuvies yra, važiuokit, gaudykit, linksminkitės. Čia jos netrūksta. Turėsit gerą žvybą. Tai vat, tai ką, einam paleidžiam. Labas rytas. Na va, turim po 8. Tai mano žyba kaip ir eina į pabaigą jau, užteks. Realiai bendrai turėjau gal kažkur apie 19, gal 20 kibimų. Iš viso realizuota 9 žuvis. Aišku, kitos žuvis pabėgo dėl mano klaidos, nes buvau helikopterio stabdį per aukštai pakėlęs ir gavos pavadėlis biški per ilgas. Tai žodžiu, paeksperimentavęs su stoporu, atstačiau bivynus, nuleidau į apačią ir žuvies paskirtimo problema dingo. Tai va, tai kas jau galvosit važiuoti čia, kad nereikėtų sukti galvos, ant ko geriausiai kimb ir ką reikia pasiimti žvejybai, kad nesitėm daug pašarų, tai geriausiai dirb pašarinė bazė, saldi bazė. Kaimynai žvejojantis berods ten 10 sektoriu ar 11 gaudė vieną parą su žuviniais boiliais, su visą žuvinę bazę, tai visą parą realiai prastovėjo meškerės tyliai ramiai be kibimų. O aš pirmąją parą gaudžiau su braškė, tai paskui jungiau, dar prijungiau ir mango, ir egzotinių visokių vaisių ir man važiavo, tai sakau, bendrai apie 20 kibimų. Geriausias masaliukai sudirbo, aišku, mes išėjau helikopteriu, pavadėlių ilgis 20 cm su dirigais, tai dėjau popikus. Tai favoritas buvo mangas vyšnė, jau net matot šitas tuščias, sunaudojau visus. Nes kai su darigu žvėjoju, vis tiek su suktuku įsuki, dažniausiai karpių traukimų metu tas boilis pabėgdavo ir reikėdavo kiekvieną kartą dėti naują. O antras buvo bananas braškė. Tai irgi gan neblogai, paskui įjungiau, kai jau tie baiginėjos, tai įjungiau vytus, šitas pridėjau ir irgi gan neblogai važiavo. Aišku, šiąnakt, jeigu lyginant praeitą naktį su šiąnaktis yra ramesnė. Tai tikriausiai dėl to, kad biški oras keitėsi. Vis tiek ir šaltesnis oras buvo šiąnakt ir ateina po biški lietus vėl. Tai vėl tokios biški oro permainos, tai tas galėjo biški kišti koją. Tai vat, tokios tokelės, tai bandysiu eiti po biški, nešiotis daiktus, tvarkytis. Jeigu dar kažką pagausiu, tai įmėsiu nuotrauką. O taip tai, kaip ir viskas, visą informaciją, į ką kreiptis, rezervuoti sektorių ir koordinatės įmėsiu video aprašyme. Tikrai, žuvies čia netrūksta, yra ir fainas, gražus telkinukas. Tai va, hebrytė, aišku, nebuvau pasiėmęs drono, norėjau pakelti, aš jums nužaiplumo vaistų nėra. Įskubėdams palikau ant stalo droną, tai norėjau nufilmuoti ir pakelti ir parodyti visą telkinį, bet yra kaip yra jau. Tai va, žuvis šią naktį ramesnė, vienas karpiuks ryte, o vakar dieną teko pasportuoti gan neblogai, per visą dieną gan neblogai sukibo, tik aš mes kaip ir sakiau, kad per mano klaidą turėjau nemažai irgi atitrūkimų. Aišku, ir žuolės maišė, sakau, irgi kaip buvau sakęs, kad nenusiploninkit valų.
Nes jeigu žiūrėsit 5 sektoriui, norėsite žiūrėti ant 104 metrų ribos sektoriaus, vis tiek ten netoli ir žolės. Ir pertraukiant irgi susiduri su žolėm. Tai o karpis vis tiek didesnis ant nedurns, ant seis ten tiesiai taikymų ir gal tiek žuvį palaikyti daugiau ant įtampos ir plonesnis valas bus, tiesiog nutrūks viskas. Tai kad išvengti tokių problemų, tai nenusiploninkit baisiai. 10-11 sektoriui su žuvėm problema biški ir mažesnė ta problema ten. Ne visos sektorius ir, dėkim, 6 irgi gali rasti plotelį, kur žolių ir mažiau. Tai vat, nieko, per laiką mūrai apvalgys, susitvarkys viskas ir galės tvarkingai normaliai gaudyti. O taip tai, sakau, esu patenkintas žvejyba, liuks, viskas yra nuostabu ir smagu, gerai praleistas laikas, pagauta nemažai karpių, kibimų daug, tai kas norit su šeima atvažiuoti, pailsėti, pagaudyti žuvies, praleisti gerai laiką, tai viską rasite video aprašyme, į ką kreiptis ir kur važiuoti gaudyti. Tai vat, žvejai, iki pasimatymo, dėkui, kad žiūrėjot. Sekanti žvejyba bus Skaudučio ežere. Tai 3 paros, susitiksime ten, neužilgo, jau kitą savaitgalį išvažiuoju. Tai iki greito, žvejai.